Astronomija, astrologija, materija ir energija. Kaip jau žinome, visatą ir tai, kas joje yra, tyrinėja mokslininkai. Šios mokslininkus vadiname astronomais, o mokslą astronomija. Taigi astronomija yra mokslas, tyriantis visatos kūnų ir jų sistemų susidarimą, raidą, sandarą, judėjimą, visatos medžiagos fizinę būseną ir cheminę sudėtį. Mokslininkai visatos stebėjimus vykdo observatorijose, kuriuose įrengti didžiuliai teleskopai, milžiniški žiūronai, kurie leidžia mums matyti lyg priartintus dalykus, kurie yra labai toli nuo mūsų nutolę. Taip pat mokslininkai gauna informaciją iš kosmonautų, kurie raketomis nuskridę į kosmosą tą informaciją renka. Palyginus dar visai neseniai 1969 metais Liepos 20 dieną. Neilas Armstrongas kartu su Edvinu Aldrinu raketa nuskrido ir tapo pirmaisiais žmonėmis išsilaipinusiais Mėnulyje. Šią operaciją pavadinimu Apollo 11 vykdė kosmoso tyrimais užsiimanti organizacija NASA. Bet grįžkime prie astronomijos. Jei stebime Saulę, galime matyti, jog per metus aplink ją keičiasi žvaigždžių išsidėstymas. Mokslininkai tai vadina Saulės metinių kelių danguje ekliptika. Taip Saulė per metus prakeliauja per 13 zodiako žvaigždynų. Ar girdėjai apie zodiako ženklus ir gal net žinai savo? Jei taip, tai mes jau kalbame nebe apie astronomiją, o apie astrologiją. Skamba labai panašiai, bet tai yra skirtingi dalykai. Astrologija yra tikėjimas, jog žvaigždės ir planetos gali turėti įtakos mūsų gyvenimui ir asmenybei. Tai lyg žaidimas, kurį mėgsta žaisti žmonės, norėdami pateisinti arba paaiškinti tai, kokie jie yra arba kodėl jiems atsitinka vieni ar kiti dalykai gyvenime. Astrologai bando nuspėti žmonių asmenybės bruožus, charakterį ir ateities įvykius remdamiesi tuo, kada ir kur gimė žmogus ir kaip tuo metu buvo išsidėstę kosminiai kūnai. Pagal tai žmogui yra priskiriamas zodiako ženklas. Tačiau astrologija nėra mokslas, nes jos teiginiai nepatvirtinami moksliniais tyrimais ir nėra įrodyti faktais. Todėl astrologija yra vadinama pseudomokslu. Kaip jau buvo minėta anksčiau, žvaigždės yra susibūrusios į milžiniškas grupes arba spiečius, vadinamas galaktikomis. Saulė kartu su savo planetomis bei kitomis paukščių tako galaktikos žvaigždėmis sukasi ratu lyg spiralėje panašioje į tornadą. Visos galaktikos yra sudarytos iš žvaigždžių, tarpžvaigždinių dujų, dulkių ir tamsiosios materijos. Ar žinai, ką reiškia žodis materija? Aplink mus yra erdvė, kurioje yra daug visokių kūnų, daiktų, žmonių, oro ir panašiai. Visi šie dalykai yra materialūs, tai reiškia, kad jie padaryti iš kažkokios materijos, kurią aš galiu paliesti, pajusti, užuosti, pamatyti ir panašiai. Ir net jei aš kažko nematau, pavyzdžiui bakterijų, jei tai įmanoma pamatyti per padidinamąjį stiklą ar mikroskopą, arba pasverti ir pamatuoti kokiais nors prietaisais, pavyzdžiui kambario temperatūrą galime pamatuoti termometru, tai yra materialūs dalykai, tai yra materija. Tačiau yra viena išimtis, kurią mes jaučiame, bet ji nėra materiali. Tai yra šviesa. Aš negaliu paimti šviesos į ranką ir ją kur nors pernešti. Tad šviesa nėra materija, nors mes ją matome. Šviesa yra energija, kaip jau supratai, skirtingai nuo materijos energija yra neapčiuopiama, jos negali paliesti, paimti ar pasverti. Ja gali pastebėti tik tada, kad ji daro poveikį materijai. Pavyzdžiui, aš negaliu pasakyti, iš kur tiksliai pas mane atsiranda energija, bet kai aš jos turiu, mano kūnas gali daug nuveikti, kai jos turiu nedaug, jaučiu, kad neturiu jėgų priversti kūną smarkiai judėti, o kai jos išvis nebelieka, žmogus miršta. Moksliškai kalbant, energija yra tai, kas leidžia mums atlikti darbą, kaip priversti važiuoti automobilį, įkrauti telefoną ar mus sušildyti. Yra daug energijos rūšių. Pavyzdžiui, judėjimo energiją sukuria važiuojantis automobilis, cheminę energiją sukuria baterijoje vykstančios reakcijos, šiluminę energiją teikia karštas radiatorius ir taip toliau. Beje, šviesa yra vienintelė energijos forma, kuri yra matoma. Taigi mes egzistuojame ir gyvename erdvėje, kurioje galime judėti aukštyn ir žemyn, į kairę ir į dešinę, į priekį ir atgal. Visi erdvės taškai, kuriuos galime taip pasiekti, yra visata. O viskas, ką galime pamatyti ar užfiksuoti aplink mus, yra arba materija, arba tam tikros energijos forma,
tačiau mokslininkai teigia, jog visata dar yra sudaryta iš tamsiosios materijos. Tai lyg kosmose paslėpta nematoma dėžutė, kurios negali matyti, nes ji nematoma, tačiau gali jausti, kad daro poveikį. Iš to manome, kad ji egzistuoja. Panašus jausmas mums yra su oru. Mes jo nematome, bet suprantame, kokį poveikį jis mums daro ir be jo mes neišgyventume. Taip pat tamsioji materija gali būti palyginta su mysle. Tu jauti, kad atsakymą žinai, bet neišeina jo pasakyti, nes dar nesupratai, kaip įminti myslę,